Nes, aš gal nesiplėsiu dabar, aš nežinau, apie ką diskusija kalbės. Nes, matot, kai tas šūkis Lietuva lietuviams, iš to kyla didesnė diskusija, jeigu tu iš tikrųjų nori su tai žmonėm diskutuoti ir panašiai. Tai kas yra lietuvis? Ir tada tu ten jau pamatysi, kitokių apibrėžimų, tada jeigu tu klausi žmonių ten, nežinau, ar juodaodis gali būti lietuvių, čia jau bus sekantis žingsnis tos diskusijos. Aš nelabai suprantu to šūkio apskritai, vartojantis šį šūkį dažnai irgi sako, oi kaip Lietuvoje blogai ir laikas emigruoti, nes tą šūkį dažniausiai vartoja tokie neadekvatų žmonės tokiuose kontekstuose, kurie dėl visko kaltina migrantus ir, aišku, čia, net nežinau, bet tai yra tos pažiūros tų žmonių. Aišku, jiems Lietuva viskas blogai, valdžia bloga, viskas blogai yra, bet jie dėl visko kaltina migrantus. Todėl jie ir sako Lietuva lietuviams, todėl jie ten prieš bet kokį ten imigrantą, muslimą, ten visų tų migrantų bijo. Jo, čia yra Sinica, čia yra visi jo pasekėjai, daug neredaguota pasekėjų ir žiūrovų yra būtent šitų ideologijų žmonės. Ten vata labai arti viso šito yra. Nes propagandiniai tie talking pointai yra labai glausti su jais. Lietuvoje visi vagys, viskas blogai, migrantai irgi blogai, nes čia leftistinė valdžios Europos politikai įsileisti, bet ką, čia labai glaudžiai susiję, tame esmė yra.